Sveiki visi YouTube'ės žiūrovai. Tai šiandien turime Smartą 2012 metų 451 kėbulas, 1 litro benzininis variklis be turbinos. Žodžiu, ir jisai turi problemą su bėgiais greičiausiai. Tai pabandysiu šiandien nufilmuoti jums video ir parodyti, kaip aš tą problemą išsprendžiu, jeigu man pavyks ją išspręsti. Nes kol kas šiuo metu Smartas iš viso net nesikuria. Pasuki raktelį ir niekas niekur nieko nereaguoja, jokių gyvybės ženklų. Tai žodžiu, pabandysim išsiaiškinti, kodėl taip atsitiko ir pabandysim sutaisyti, išspręsti problemą ir bandysim eksploatuoti toliau. Na va, kaip ir sakiau, Smartas nenori kurtis visiškai. Rodo 3 pagaliukus vietoj bėgių. Ir kaip pasuki raktelį, tiesiog kažkoks, atsirado N raidė. Žiūrėk, gal ir atsigavo. Nu, pažiūrėsim, ar užsikurs ar ne. Opa. Nei iš šio, nei iš to užsikūrė. Bet dega SP lemputė. Mirksi start-stop funkcija. Žodžiu, kažkokia tai bus panašu elektronikos bėdelė čia. Tai bandysime jos paieškoti. Na, kol kas. Kaip ir atsigavo. Jisai. Ir vėl. Ir vėl nenori jisai kurtis. Tokios bėdos čia su juo. Nežinau. Vėl nenori kurtis. Ne, visai nenori. Pabandom užrakinti ir atrakinti. Stabdį perspaudžiam ir pabandom kurti. Pažiūrėsim. Ne, vis tiek nenori kurtis. Tai va, bandysim tada pasijungti diagnostiką ir žiūrėsim, ką parodys kompas. Matysim, nuo ko pradėti čia. Toliau. Na va, tai pasijungiam diagnostiką. Įjungiam degimą. Ir bandysim prasiskanuoti. Žiūrėsim, ką čia mums pasakys mūsų diagnostika. Na va, diagnostika skanuojasi. Jau iškart matau, kad yra krūva klaidų visokiausių. Tai leidžiam nusiskanuoti pilnai ir tada peržiūrėsim kiekvieną iš tų klaidų, pasižiūrėsim, ką jos čia reiškia. Nu va, nusiskanavo kompiuteris, tai turim 8 klaidas ir visos jos tikriausiai dėl to, kad kažkur tai nėra pakankamai srovės, greičiausiai pagrindinį kompą ir dėl to meta visas tas klaidas. Tai pirmiausiai, ką reikia pasidaryti, tai žodžiu nusitrinti jas ir tada pasižiūrėsim, kokios liks ir bandysim ieškoti toliau.
Po klaidų ištrinimo liko tik tai 2 kodai, 2 klaidos ir, žodžiu, vienas tai yra sankabos aktyvatoriaus klaida, o kitas yra vairo stiprintuvo klaida, bet greičiausiai čia dėl to, kad sankabos aktyvatorius yra užsikirtęs, nes jis visai nereaguoja į nieką, net bandžiau ir adaptaciją padaryti ir vis tiek tiesiog net nejuda jisai. Tai greičiausiai yra užstrigęs ir bandysim tada pakeisti jį ir žiūrėsim, ar išspręs mūsų problemą ar ne, bet jei ne, tada dar bandysim prasižiūrėti visus laidus, kur ateina nuo pagrindinio kompo į dėžės kompą ir tenai pažiūrėsim, gal kokio vandens yra papolę ar kažko, nes gali būti dar ir dėl to, bet šiaip panašu man labiausiai, kad bus užstrigęs dėžės sankabos aktyvatorius ir dėl to mašina nesupranta, kas čia vyksta ir meta visokias klaidas. Tai sėdynė out. Numečiau ją į bagažinę. Žodžiu, čia yra, šitas daiktas yra greičių dėžės kompiuteris pagrindinis, bet apžiūrėjau čia visus tos laidus, viskas čia sausa, viskas čia gražu, viskas pajungta, nieks nejuda. Dar tuo pačiu nusiėmiau ir pagrindinį kompą pasižiūrėti, ar viskas ten sausa, švaru ir gražu, ir ar visos fiškės sujungtos ir panašiai. Tai panašu, kad viskas gerai, laidai švarūs, gražus, nieks atrodo niekur nenusilanksta, niekas nejuda, nekliba, jokia fiškė, ten viskas kaip ir atrodo gerai. Čia prie akumuliatoriaus irgi visi laidai tvarkingi, nešlapi, žodžiu, jokių drėgmės ar kažkokių kitokių požymių čia neradau. Tai tiesiog prasiėjau, dabar tikrai žinau, kad turėtų viskas čia būti kaip ir tvarkoj. Tai greičiausiai mūsų problema yra mūsų sankabos aktyvatorius, kuris yra užstrigęs ir dėl to nesigauna pilna elektros grandinė ir dėl to meta tos visokius nereikalingus kodus, kurių iš tikrųjų turėtų nemesti. Bet vienas pagrindinis kodas yra greičių dėžės aktyvatoriaus ir aš jį prasitestavęs pamačiau, kad jisai visiškai nejuda. Tai tiesiog imsim jį lauk ir dėsim naują ir bandysim tada. Ar važiuos, ar mėtysis bėgiai, ar kursis. Smartą pakėlėm, pasidėsim po apačią laikiklį, kad būtų saugiau lysti po jo po apačią. Ir eisim keisti tą nelemtą sankabos aktyvatorių. Turim vieną out. Kaip ir sakiau, jis nenori nei pasispausti, nieko nesidaro su juo. Dabar atsidarysim naująjį ir bandysime pažiūrėti, kaip tas naujasis atrodo čia. Naujasis labai puikiai vaikšto, labai lengvai. Tai, žodžiu, greičiausiai čia tame problema ir buvo. Dedam jį atgal į mašiną tada, tiksliau, naują į mašiną ir žiūrėsim, kas bus. Naujas aktuatorius įdėtas, priveržtas, 3 varžtai, fiškė, viskas surinkta atgal. Ir dabar eisim daryti adaptaciją
ir žiūrėsim, ar pavyko ar ne. Na va, tai liko paskutinis etapas. Pasijungiau senąjį savo Delfį, nes anas kompiuteris nedaro adaptacijos greičių dėžiai. Dar reikia būtinai prijungti akumuliatoriaus pakrovėją, kad būtų pilnai srovės šitam veiksmui atlikti. Ir ką, dabar toliau tada nusiskanuojam klaidas, išsitrinam klaidas visas, kad neliktų, ir tada darysim adaptaciją. Dar norėjau parodyti, kad liko tik tai viena klaida, visos kitos dingo, tai panašu, kad gal einam teisingų kelių. Tai žodžiu, liko tik tai viena klaida, kuri reiškia, kad reikia adaptacijos, reikia iš naujo prijungti naująjį mūsų sankabos perjungėją prie automobilio, žodžiu, ir turėtų būti viskas gerai. Tai išsitrinam šitą klaidą ir eisim daryti adaptaciją. Na va, tai ką, pasidarė adaptacija vadinama. Spaudžiam OK. Bandom dar kartą nusitrint klaidas, nes va vėl... Ačiū visiems, kas žiūrėjote, jei patiko mano videosikas, spaudžiam like. Nes ją. Ir viskas, klaidų nebėra. Bandysim kurt ir bandysim važiuoti. Žiūrėsim, ar viskas veikia.